Šis hormonas, kortizolis, jisai reikalingas mums išgyventi, reikalingas palaikyti motyvacijai, energijai, tačiau kaip mes gyvename dabar, mes patiriame labai daug streso. Pas daugumą žmonių kortizolis yra išsiderinęs, jisai yra per didelis. Atkreipkime dėmesį ir jeigu taip atsitiko, jeigu pastebime tokius negalavimus kaip sutrikęs miegas, veido patinimai, skysčio kaupimai, padidėjęs potraukis angliavandeniams, padidėjęs apetitas, tai tikrai rodo per didelį kortizolį. Visą tai galima nesunkiai sutvarkyti, vartojant kokybiškus natūralius papildus. Tai miegui sutvarkyti rekomenduočiau magnį, kuris atpalaiduoja raumenis ir nervų sistemą, reguliuoti apetitą, potraukį angliavandeniams labai yra gerai omega-3, nes omega-3 ne tik kad mažina kortizolio kiekį, bet ir mažina uždegiminius procesus, reguliuoja hormonus, stiprina ląstelę, dėl to atsiranda daugiau energijos. Prie kortizolio mažinimo labai prisideda vitaminas D, kuris dar vadinamas natūraliu antidepresantu, nes jo dėka išsiskiria serotoninas, laimės hormonas. Taip pat mažėja potraukis saldumynams, angliavandeniams. Mažinti kortizolio kiekiui labai reikalingi ir antioksidantai, tokie kaip vitaminas C, kurio taip pat gausu yra ir labai puikiame vitaminų mikroelementų komplekse beta-garde. Šis kompleksas labai yra tinkamas valyti organizmą, netgi nuo sunkiųjų metalų. Puikus antioksidantas yra flavonoidai. Ši formulė atrasta ne taip seniai. Yra vaisiuose randama medžiaga, kuri stiprina kraujagyslės, kraują, taip pat prisideda prie kortizolio mažinimo organizme.